kai reikiuosis į savo takelius ir be jokios abejonės į Ispaniją, į tiesioginę transliaciją pakvies 11 valandą ir maždaug pusantros valandos mes galėsime stebėti ir džiaugtis lietuvių startais. Čia startavo dvivietės kanojos ir kol kas labai sėkmingai startavo 8 ir 9 takeliuose plaukiantys ukrainiečiai ir ispanai. Na, kad taip ilgai nebus, turbūt buvo galima laukti ir pažiūrėkime, kaip greit visai kitoje pusėje. Mums rodomoje kitoje pusėje greitėja sportininkai ir gerina savo rezultatus. Lyderiai kol kas ketvirtasis takelis, rusai Aleksejus Koravaškovas ir Ilja Perbuchinas. Minėjau, kad tai yra didžiausia rusų viltis. Dabar rusai jau atsilieka praleidę į priekį azerbaidžaniečių porą Sergejų Bezuglijų ir Maksimo Prokopenko bei rumunų duetą. Dar kol kas rusai yra treti. Azerbaidžaniečiai iš tikrųjų pasiekė labai aukštą rezultatą pusfinalio plaukime ir dabar dėl to jiems suteiktas trečias takelis, bei jie rodo kol kas patį geriausią rezultatą. Daugiau nei pusę valties atsilieka iškart du duetai, Rusijos ir Rumunijos. Ir jau dabar galime drąsiai sakyti, kad būtent trečiajame, ketvirtajame ir penktajame takeliuose dalyviai įsidalins medalius. Tikrai sunkiai būtų įsivaizduojama, kad kažkas sugebėtų dar juos pavyti. Aišku, viskas įmanoma, nes distancija dar tik įpusėjo ir pažiūrėkime, kad dar beplaukiant 500 metrų, aišku, gali nutikti visko. Gali atsitikti taip ir labai realu, kad atsitiks taip, kad tai bus pirmasis plaukimas, kai Vokietijos atstovai nesugebės iškovoti jokios spalvos medalio. Jie kol kas čia Europos čempionate yra vienvaldžiai lyderiai, 3 aukso ir 1 sidabro medaliai. Ir čia kova dėl pirmosios vietos yra labai atkakli. Artėja finišas ir matome, kad paskutinės jėgas atiduoda tiek azerbaidžaniečiai, tiek rusai, tiek rumunai. Rusijos valtis yra antroje vietoje, jie šiek tiek labai nežymiai lenkia rumunus. Iki finišo dar 250 metrų. Azerbaidžaniečių duetas bėga į priekį, jie jau pirmauja per visą valtį ir likus 200 metrų gali būti, kad tai jau yra atstumas, kurį sumažinti bus arba labai sudėtinga, arba net neįmanoma. Čia dar kartą jūsų ekranuose Sergejus Bezuglijus ir Maksimas Prokopenka. Iš tikrųjų, didžiulė persvara prieš artimiausius varžovus, ypač dėl to, kad iki finišo lieka labai nedaug. Čia antroje vietoje plaukiantis rusai. Aišku, jiems dar reiks pakovoti dėl antros vietos. Pažiūrėkime, kaip spurtuoja rusai ir rumunai pačiame finiše. Labai nedaug iki finišo, tačiau azerbaidžaniečiai pirmi, rusai antri, o Rumunijos duetas yra trečias. Na, Europos čempionu. Koravaškovas ir Perbuchinas atsiliko 6 dalimis, Dumitrescu ir Michalachi atsiliko dar 0,2 sekundės dalimis, taigi pirmasis trejetas tilpo į 1 sekundę, jie finišavo 1 sekundės intervale. Na ir tokios atkaklios kovos be jokios abejonės